Nestanginkit rankų. Keliauja. Nu, kas į? Vyriškis verčia. Labą dieną, gerbimieji. Sveiki atvykę į dar vieną Farai Reloaded epizodą, kuris yra antrą dieną iš eilės. Jis įvyksta todėl, kad atėjo partneris ir užsisakė būtent šitą dieną. Tai turėtumėm padėkoti ROG įmoniai, kad šią savaitę jūs nustebino su 2 epizodais. Šitą epizodą man rekomendavo pažiūrėti Vilius. Sako, pažiūrėk, čia man atrodo yra prie Klaipėdos. Tuo išsiaiškinsim. Tai jeigu jūs norite anksčiau pamatyti visus šitos epizodus arba papildomus epizodus, juos rasite mano Contribui arba Coffee platformose. Nuoroda žinoma video aprašyme. Ir iš po vakarykščio epizodo mes ten turim jau vykintas antroji dalis. Šiaip geras. Tai ką, trumpai apie šio epizodo partnerį. Labadiena, sveiki atvykę į dar vieną Farai Reloaded epizodą, kur mes reloadinam dalykus. Bet leiskit man pristatyti vieną labai kietą gaming daikčiuką. Čia yra kelioninis gaming daikčiukas. Aš negaliu patikėti, aš pirmą kartą iš vis tokį dalykėlį rankose laikau. Aš įsirašiau keletą žaidimų pažaisti ir čia yra kosmosas. ROG, Xbox, Ally X. Tikslus pavadinimas. Taip, gerbėmiai, čia yra partnerių reklaminis intarpas. Jeigu jūs domina gamingas, galite jį žiūrėti. Jeigu ne, matote geltoną juostą, kuri kaupėsi, tai tiek truks reklaminis segmentas. Jeigu jūs jau baisiai ne gameris ir neįdomu, kas čia per dalykas, tai galite ir prasisukti. Bet jei prasisuksit, taip ir nesužinosit, kas čia yra gero. Pirmas dalykas ir svarbiausias, kad čia yra ne kažkoks atnaujinimas, nes yra tokia panašiai ankstesnė versija. Čia yra pilnavertis Xbox ir Windows hybridas tavo rankose. Viduje mes turime AMD Ryzen AI Z2 Extreme procesorių, 8 branduolių, 16 gijų, naujos kartos RDNA grafiką ir jis viduje turi net 24 GB RAM. O tai reiškia, kad ir tie sunkesni, galingesni geimai eis taip. Ekraną čia turime 7 colių, Full HD 120 Hz ir 500 nitų ryškumas su FreeSync Premium. Tai viskas atrodo labai taip švelniai ir paprastai, jeigu tarsim paprastą žodį. 80 W baterija tai yra turbūt didžiausia baterija, kokią mes galim sutikti tokiuose įrenginiuose. Zero Gravity aušinimo sistemėlė. Tai reiškia, jūs galite netgi taip atsigulę ant pilvo, lovai žaisti ir jisai pilnai aušinsis ir nekais. Jungčių visokių pilna. MicroSD, 2 USB Type-C, iš kurių vienas yra Thunderbolt 4 ir tai reiškia, kad galite prijungti net ir papildomą monitorių ar GPU. Aišku, ten Wi-Fi greičiausiai, Bluetooth greičiausiai, ausinės galite prisijungti. Paprasti dalykėliai, faktas, kad čia bus. Sveria vos 715 gramų, čia netgi mažiau už kai kurias planšetės. Trumpai tariant, tai galingiausias žaidimų delninukas ir dar turiu keletą neįprastų faktų, bet apie juos pakalbėsime šiek tiek vėliau. Čia mes baigėme šitą segmentą ir nerime į epizodą. Tai nuo Gargždų link Tai faktas, kad čia Klaipėda, va, tiesiai iš Klaipėdos aš atpažįstu, jau važiuoju link Gargždų. Kretingas, važiuoja BMW automobilis, galimai neblaivus. Gaunamas pranešimas, Iš Gargždų link Kretingos. Labai gerai šitas apylinkės žinau. kad keliu važiuoja galimai neblaivus vairuotojas. Pranešėjai seka įtartiną BMW. Kaip suprantu, iš paskos kažkas važiuoja, nenusuko. Su jais bendrauja komisariato budė. Neblaivus vairuoja mašiai. Negerai, pirmas dalykas, bet būna. Į dešinę pusę, kur prosmilgint link Gargždų. Kas žinot mane ir žinot, iš kur esu kilęs, šiaip fun fact yra labai netoli mane. Suko žvyrkelių ir sustojo automobilių. A gal tas pranešėjas taip pat yra sustojęs, laukia, ar nuvažiavo? Yra sustojęs, laukia. Pastebimos šalikelėje sustojusios mašinos. Va, stovi. Aš labai gerai žinau šitą vietą. Tai čia dėl to man Vilius rekomendavo. Fuck, aš netgi žinau, kas čia gyvena. Vilius turbūt žino, kur aš gyvenu, dėl to ir rekomendavo man šitą pažiūrėti. 24 metų tą geiną. Mes taip pat. Fun fact, aš netgi šiandien pravažiavau pro šitą vietą. Visureigio vairuotojas pamatęs policijos mašiną apsisuka. Policininkai bando suprasti, kas vyksta, kas čia pranešėjas, o kas pažeidėjas. Čia šitą? Kas? Šitas automobilis. Nežinau, 19 bet netėjo numerį. Kas čia? Ne, tai gal netie čia. Gal jie iškvietė, gal seka juos. Vieškeliu eina vyriškis. Visureigio Opa. vairuotojas nurodo, kad tai ir yra ką tik BMW vairavęs asmuo. Šitas? Vairuotojas? Ok, let's go, čia bus kažkas jau. Toks bišk probleminis vien. Bet diržai yra užsisegęs vairuotojas. Labas vakaras.
Klaipėdos rajono policija. Nu į kas? Jis yra jau nusiteikęs priešiškai. Čia kažkas bus. Kas jūs esate toks? O jums rūpi? Taip, man Išmeido. rūpi. Dokumentą pateikit, prašau. Kudė? Kudė? Nes prašau pateikti policijos Nepažįstu šito žmogaus, nesu matęs. pareigūnas. Ar palauk? Lauksim. Pateikit. Pavag. Ir tas atsirėmimas. Alkūnės. Činkšt. Žemaitiškas personažas, kuris bėgs nuo policijos. Nemanau, kad man bus sunku šitą įkūninti. Sunkiau turbūt bus išvaizdą atkurti. Bet gal irgi ne. Asmens tapatybę patvirtinant dokumentą. Nesiremkit į automobilį. Nu, gerai. Pilietis nusprendžia įsidirbinėti ir nevykdo teisėtų pareigūnų reikalavimų. Pateiksit asmens tapatybę patvirtinant dokumentą ar ne? Nepateiksit. Ne. Praeikim su manim. Kaip man nekvepia čia gerai. Neliesk. Reikalavimų nevykdymas užtrauksim su atsakomybė. Kas yra? Kas yra? Oi, kaip čia. Žiūrovai, let's get ready. Ko jūs norit? Nusiraminkime, einam, Ramiai gražiai. elkitės. Jo, Einam. ramiai. Nesidarykit Kam problemų. reikia Gerai. daryti? Agresija veršiasi per kraštus. Jis į tą moterį žiūri ir tos taip rankelės už... Aš jaučiu pareigūnas pastebės šitą. Kumščiai sugniaužti, rankos pakeltos. Į kalbas nesileidžia. Galiausiai nusprendžia pasistumdyti. Tenka panaudoti kovinius veiksmus. Ką gerai? Kas Kam čia yra? tas Nestanginkit rankų. Keliauja. Nu, kas yra? Vyriškis verčia Ui, kaip jis rovė. ant žemės. Jis nesu galva nepisa į tą žemę. O, nesitikėjau šitokio permetimo. Pareigūnas. Jam buvo sakyta, einam, praeinam, jis priešinasi. Nesakyčiau, kad čia pareigūnas perteklinę jėgą naudoja. Tuo labiau, kad man irgi nepatiko, kaip jis sustangino tos rankas ir į pareigūnę žiūrėjo. Keliauja. Nu, kas yra? Vyriškis Jo, verčiamas jo, ant rovė žemės ir su galva. surakinamos rankos. Ai, girda. Jau dabar palauk. Danginkit rankų, ramiai. Nesipriešink. O jau dabar išlaužė man sąnarys. O dabar jau išlaužiai man sąnarius. Kitą ranką. Kitą ranką, pona. Kitą ranką. Kitą ranką. Kitą ranką. Gerai. Jau. Gerai. Atitraukit ranką. Nu kam Su reikia? tais žabais. O ką aš esu? Žiūrėjau, pareigūnas Jūs nejokauja. nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų. O, blemba. Galėjau vykdyti. Blemba, galėjau vykdyti, būčiau nekritas. Filmuoju viską. Filmuoja viską, tikrai taip, filmuoja viską. Bet pareigūnai tiesioginio įrodymo, kad jis vairavo, neturi. Nebent tie, kur šalia važiavo ir per kokį deškemą yra įrašę. Padėti. Nu va, stoja normaliai. Kas jį? Kas jį? Einame gal. Dokumentus prie savęs turit? Turiu aš viską. Gerai. Neliesk man. Atliksiu dalinį jūsų apžiūrą. Neliesk mano damos, neliesk. Neliesk mano damos, neliesk. Seniai, jis yra įsmeigęs. Jis suprant, kaip yra prisidirbęs, bet bairį dar spaudžia. Nu, atleiskit tuos narūčnikus. Pliamba, žiūrėk, šiaip iš tikrųjų biški yra užveržę, bet dabar jau atleis. Nu, būtų mėjęs tvarkingai prisėsti, davęs dokumentus, nebūtų iš vis jų tau uždėję. Kas jį? Prie savęs. Su žolėm kart susegė yra. Pučiu. Turim. Ką tai? Šautuvų, peilį. Kur yra? Jisai daro savo blogiau. Nebent jis legit turi. Turi šautuvą ir peilį. Wow. Subiniai. Subiniai. Blemba, kaip šitą roleplayų nebus sunku padaryti. Stebuklai. Stebuklai. Jis po vieną kozirinį. Nieko aš neturiu. Iš kur čia ėjot, kur gyvenat? Koks jūs reikals, kur aš Nu, gyvenu? jeigu klaus turite atsakyti. O kas čia buvo? Gerai. Kelkit koją. Čia pranešės, kuris buvo? Kelkit koją. Jūs skambinat.
Kelkit koją. Nuo kur jisai čia kaip Tuoj, kai jį grūsi vidų, jeigu jis vėl nekelia. suprantu, nuo Gargždų važiavo. Jisai nuo autostrados Kairė, dešinė, kurie. Iš autostrados į kurį čia viaduką. Ai, prie Gargždų. Jūs būtent jį... Kiek buvo? Dviese buvo. Nu, bet herojus, kaip suprantu, šitas. Vairavo. Kuris? Šitas vairavo, ne? O kur? O mašina, kur jisai tenai toliau pa? Pavažiuokim gal, gerai? Varys ieškoti mašinas. Pridaryk. Važiuok. Kur jūs transport priemonė yra? Aš nevairavau. Aš neklausiu, ar Aš nevairavau. Anu mumis vėži ir anu vinguriavo. Žiūrkė. Blemba, čia yra legendinė laida. Aš turiu vieną uploadą padaręs. Pamėginsiu jums parodyti. Sustoju kronis. Aha. Sak, be neištrauksi mašinas. A, tai jūs už vairo žodžių nesidėjot, čia šiaip savo. Ne, Anna mums vėži, Anna vinguriau. Žiūrkė. Žiūrkė? Ne, žiūrkė, legenda. vairavot. Kur yra jūsų transport priemonė? Nežinau. Sakė, jie dviese buvo. Kur tas? Bet sakė, tas vairavo. Girtą vairuotoją sekė jauni žmonės, dviese nurodo, buvo. kad sulaikytasis transporto priemonę numetė atsitiktinėme kieme, užrakino ir pabėgo. Į kiemą. Ai, kitas perėmė vairavimą ir dipino. Pagarba šiems jauniems žmonėms, kurie neliko abejingi ir pranešė apie pavojų keliantį vairuotoją kelyje. Man šitol negali, nueiti. Sidabrinė, ta. Rado? Ai, ten ta. Aha. Jo, trečiuk šitais. Sakykit, dar čia kažkokių O čia jis iš vis pažįsta šito kiemo gyventojas, jis į random kiemą nuvažiavo ir paliko. žmonių buvo? Mes bijom važiuoti į patį kiemą, nu nes galvojom, čia jau kiemą važiuoti, Aha. paskui negautume, mes įvažiuojam, palaukiam. Tie, kur du ką tik išvažiavo su to X6, jie čia stovėjo irgi. Bet to žmogaus nebuvo, kad šalia ten sėdėjo. Nebuvo, ne? Buvo galinis sėdinis pakrit. Gali video, gali parodyti. A, jūs turit filmuoti? Jo, mes visi matome. A, aš vad ir sakau, ar turės kokį filmuotą. Jeigu turi filmuotą, čia bus įrodymai. Esat nufilmavę, kaip matosi, kaip jisai už vairo sėdi. Vaizdo medžiagoje aiškiai matyti, kaip automobilis vinguriuoja po kelią lyg viesulo blaškomas. Nes jisai įtarinėjo, dėl to jis... Nu, dėl to ir. Jie iš vis būtų važiavę, aš pamatė, kad aš telefonu kalbu. Čia grinai netoli. Labadiena. Aha, tie išėjo į kiemą kažkas. Klaipėdos rajono policija. Sakykit, žinot, kieno šitas automobilis? Ne? Nežinot. Jeigu legit nežino, tai grinai reiškia, nusimetė mašiną arba nenori kaziolinti. Matėt, kada jisai atvyko? BMW Ne, pastatytas privačiame ne. kieme. Namo gyventojai sako, kad pirmą kartą mato šį automobilį. Žodžiu, tas automobilis jums nematėt. Mes dabar tik tai iš Latvijos parvažiavom. Iš Latvijos padarytum. Supratau. Tai čia jis... Ne, antro, mes nelabai atkreipėm dėmesį. Tai jis vienas pats važiavo, šitas būtas dviese? Dviese važiavo. Dviese važiavo. Šitas už vairo važiavo, nes į mumis pristojo, pasižiūrėjo ir jie jau įtarinėjo, kad mes jau sakom. O tai jūs kito asmens kažkokio čia nematėt vaikščiančio, čia dar kažkas gyvena? Net nesuprant, kas čia vyksta, žodžiu. Kur dingo Jo, matos, kad žmogelis čia iš ką tik iš Klaipėdos grįžau. Policija kiemė mašiną, kažkieno kiemė. Davis nežinia. Gal pasišalino laukais, Eina, na. bet šiuo atveju jis nėra svarbiausias, nes 4 liudininkai tiksliai matė, kas sėdėjo už vairo. Jūs pranešėja buvot. Tai vis tiek apsiklausim tada pranešėją ir jūsų vardas pavardė. Jeigu neišeitų šiandien jūsų apsiklausti, tai duomenys yra, jeigu ką kolegos ir to atvažiuos apsiklausti. Nu, ta prasme, su jumis susisieks, kokiu geresniu jum laiku. Automobilis Jeigu užrakintas. atsidarytų kokios Raktai durys. greičiausiai pas sulaikytą pilietį. Esat vartojęs alkoholį? Ar esat Ne, bet atrakink. Tikrai nėra vartojęs, jis dužęs. vartojęs alkoholį? Ne to aš tą klausiu. Nebūtumėm surakinę, jeigu būtumėt vykdęs reikalavimus. Puikus reikalavimus jūs vykdėt. Jūs nevykdėt reikalavimų. Gerai. Atsinešiu alkotesterį, pasitikrinsim. Prieš kiek laiko... Alkotesteris, we getting there. Ar Simis atspės? Mūsų praeitą
Mūsų užpraeitą heroją aš beveik kaip ir atspėjau. Sakiau 1,8, bet buvo 2,56. Ne, buvau padauginęs. Žodžiu, 2,5 bus šitą. Vartojate alkoholį. Suratins. Prieš kiek laiko vartojate alkoholį? O koks O koks jau. jums reikalas? Vakar Vilniuje vartoju. Vakar Vilniuje. Pastikrinsim blaivumą. Iki 5 sekundžių puskit. 2,5. Pučiam, mažinam ir nutraukiam. Pirmo patikrinimo metu nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Ką turiu? 2,77. Bet beveik atspėjau. Gerai. Po 15 minučių kartuosim putimą. Gerai? Kas čia? Negana to, rankinėje aptinkamas kontrabandinių cigarečių pakelis. Nu, kas čia yra? Vienas pakelis. Kontrabandų leidžiama. Nu, bet... Kontrabanda leidžiama. Tu sakyk, buvau kažkada užsienį nusipirkau. Vienas pakelis leidžiamas, jis jau žino, jis reikia ne vieną kartą ir bus čiup. Šitą, kad leidžiam. Atriškit. Žiūrėkit, jūsų piniginė yra. Jo, kaip suprantu. Nelysk man piniginę. Tu jau gyvatį man nelysk piniginę. Aš jūsų dokumentą ieškau. O jum leidžiama. Į man piniginę. Kadangi dokumento nepateikė, tai pati paimsiu. Kiek žinau, automobilis jūsų vardu registruotas šitas BMW. Nu, į kas? A jūs pagaut man važiuojant? Yra liudininkai. Pilietis vis dar bando liaudiškai tariant vartytis iš paukščio. Kur yra automobilis? Vartytis iš paukščio. Galbūt per farmus negali pasakyti šito, bet aš galiu. Vartytis iš gaidžio bando. Automobilio raktai? Nežinau. Ojejei. Kaip jis darosi viską savo sunkiau. Rankinukė yra. Kur yra mašinas raktai? O jūs turite teisę? Taip, aš turiu. Taip, turiu. Policijos įstatymo 22 straipsnis. Va tokie faktais pareigūnas. Čia man tai daryti. Atidžiau patikrinus rankinę randami ir BMW raktai. Šachas ir matas. Čia raktas automobilio. Jo? Jo. Nu dabar jeigu atrakina viskas. Sveikas atvykęs. Jo, yra rakta. Jo. Vyriškis sulaikymo patalpoje tuščiai laiko neleidžia ir gausiai žeria keiksmus pareigūnų link. Čia jau suprato, kad brido ir jau praleis jau tiradą. Debilai. Ja, žaidinėjimus galėsim dar. Tai jau pastikrinsim blaivumą antrą kartą. Pakartotinai tikrinama. Labu, 2,77. Stresas bus sukilis, bus dar daugiau. 2,8. Blaivumas. Nustatytas tas pats. Sunkus girtumo laipsnis. 2,72 truputį. Nu gerai. Vairavo. Ir murzins visas. 2,72. Nevairavau. Yra liudininkai, kas vedė. Ne. Taip. Ne. Vairavot. Parodyk. Kur važiavot? Eisim į teismą. Gerai, tvarka. Eisim į teismą. Gerai, važiuojame. Vežk į Kauną gatvę. Šiaip eisim į teismą, aš tą kelią žinau, iš kur jis atvažiavo nuo Gargždų. Ten yra viena kamera. Tai jeigu tu gerbiamas eisi į teismą ir neprisipažins, kad važiavai, ta kamera sankryžą filmuoja. Ir pareigūnai atsisukę laiką gali labai, manau, nesunkiai pamatyti per kamerą. Ne fotikas, o kamera ten yra. Tai filmuota medžiaga, pasižiūrės, pamatys, kad jis už vairą, tai dar už melagingus ir policijos klaidinimą, jeigu yra tokie dalykai. Čia negerai, kvepia bachūrui. Iškviečiamas specialus transportas ir BMW keliaus į automobilių saugojimo aikštelę. Buvo malonu, BMW. O, gal atvažiuoji? Ne. Nu čia manau tiesiog mes bandysim atkurti jį kuo panašesnį ir jis tiesiog yra išgėręs konfliktinis vairuotojas. Sveiki atvykę į antrąją dalį. Norėjau apsukti, bet brangus dalykas. Apie 900 eurų kainuos. Galvoju, kad paminėsiu keletą dalykų. Palaukit. Nice. Žiauriai kietai, žiauriai toks pilnas konsolės išdėstymo, mygtukų, bajeriukai ir taip toliau. Tai noriu paminėti dar trumpai keletą neįprastų dalykų apie šitą nešiojimą, kompiuterį, delninuką ir panašiai. Nežinau, ar prieš tai minėjau, bet čia dar turi 1 terabaitą SSD, kurį galite pakeisti, jeigu norite ir į didesnį. Taigi, 5 keisti
neįprasti dalykai, ką mes čia galime sutikti. Tai nėra pilnai Windows ir nėra pilnai Xbox dalykėlis, per kurį iš tikrųjų atrodo kaip paprastas, normalus, mini atrodo monitorius. Bet jis nėra pilnai Xbox'as ir nėra pilnai PC. Tai toks hybridas. Pasiemi Xbox Game Pass, visus žaidimukus užsilaudini tvarkingai. Aš jau žaidžiau ir Tony Hawk'ą, aš jau žaidžiau ir Forza, ir dar visokių žaidimukų. Smooth as hell. Antras dalykėlis – Gaming Copilot AI Assistant. Tai ilgai palaikius Command Center mygtuką atsidaro AI Copilot, kur gali duoti jums patarimus, kaip pereiti žaidimą, ką daryti. Ir tai yra pirmas kartas, kai AI yra integruojamas į Gaming Bar. Trečias dalykas – Auto Game Profiles. Automatinis galios ir FPS balansas. Paprastais žodžiais, tai reguliuoja viską. Jeigu žaidimui nebereikia daugiau FPS-ų ir ten jūs jau topinat tos FPS-us, tai automatiškai konsolė mažina galią ant baterijos ir taupo jūsų bateriją. Jeigu atvirkščiai, nepasiekėt kažkokių FPS-ų, tai padidina jo galią, kad išspaustų maksimumą. Paprastais terminais paaiškinti, žinot, kai turit autopilotą važiuojant autostradą. Tai va būtent taip. Ketvirtas dalykėlis – Highlight Reels. Faktas, kad su dirbtiniu intelektu, nes viskas šiais laikais taip ir veikia, tai gamini, padarai kažkokius kietus highlightus, automatiškai fiksuos, automatiškai dės į galeriją ir jūs turėsite netgi automatiškai sumontuotą Highlight Reelsą, kurį galite tiesiog pasidalinti savo socialinėse medijose ir tai pradėti gaming turinio kūrėjo karjerą. Patobulinta Micro SD valdymo sistema. Atrodo paprasta, bet čia yra iš tikrųjų, žinokit, revoliucija. Xbox full screen aplinkoje, nenuėjęs į file managementą, tu gali tiesiog pertvarkyti žaidimus atminties kortelėje. Sistema pati žinos, kur kas tiksliai įrašyta ir visus žaidimus paleis be jokių problemų. Tai ką, didžiulis shoutoutas ROG, kad mums atsiuntė išbandyti ir aišku, aš galėjau parodyti jums šitą įdomų delninuką, kompiuterį, Xbox, PC, miksą, viską viename. Kaina, kaip minėjau, apie 900 €. Bent jau man pavyko tokią informaciją rasti, nes aš šitą turiu daug anksčiau. Jis išeina oficialiai į rinką šiandien. Aš jį jau turiu 2 savaitės. Tai žinoma, daugiau informacijos paliksiu video aprašyme. O dabar einam susikurti personažą ir pažiūrėsim, kaip man seksis roleplay. Ką, personažo kūryba? Gimimo data, nieko mes neturim šitos informacijos apie šitą. 1,1950. Ūgis nėra aukščiausias 1,7 m, atrodo, pilietybė. Liktenš lietuvis. Gerai. Vardas, pavardė. Nepamenu, kad būtų vardas, pavardė paminėta. Pavardė bus Naručnikas, nes atleisk Naručnikus. Sanarys. Sanarys Naručnikas. Labai geras. Gerai, kurti naują personažą. Šiandien mes personažą kūrėme Side Story. Jeigu jūs žaidžiate šitame servuke, būtinai naudokit kodą. Svarbiausia, ir jūs taip nusipirksite įvairiausių dalykėlių, automobilių ir visų kitų bajeriukų tam, kad galėtumėt gauti nuolaidos net iki 30%. Don't forget it. Ir į jų Discordą, jeigu norit prisijungti jų serverį, linką paliksiu šio video aprašyme. Aha, mums davė tokią išvaizdą ir mes šioje išvaizdoje nelabai matome. Blembački nosis didelė, aš vėl kaip visada kitame ekrane pasijungęs. Bandom sukurti. Pradėkime nuo vizualaus veido. O, taip, jeigu išvaizda, tokie galėtų būti panašus. Aha. Tik plaukai yra labai šviesus. Žili. O, tik tais reikia būti, nu žiūrė, visai gali būti, tik smakra gal dar. Jo nosis labiau į apačią yra. Va. Dabar tikrai veidis geriau. Jis yra, šitas personažas yra most classic apsirengęs, šitą lengviausiai. Buvo mėlyni džinsai ir batai. Aš atsisukau batus pažiūrėti ir pasirodo, klydau. Galvojau juodas lakierkos, bet čia mes turime. Bet mes turime pasirodo tiesiog mėlynas tapkės ir baltas kojinės. Bam, prašau mėlynos tapkės. Netgi labai panašios. Sakyčiau. Labai gerai. Wow. Viršus. Vienintelis dalykas, ko mums trūksta. Pidaraskės aksesuaro. Turim. Save. Viskas. Čia yra absoliučiai save. Palyginimui. Gal biški per žilas ir per daug plaukų, bet mes dirbom su tuo, ką turim serveriuose. Manau, gan panašus gavosi. Reikia lėkti, daryti RP situaciją. Nu, čia gal dar yra blaivas, bet... Tik dažymas bus pas tave. Ir viskas. Ir remontuot. Okay. Šautautas Side Story, kad mums dažė numerius uždėjau.
Sanarys. Davė šitą importinę mašiną. Aišku, čia yra daug geresnė ir kietesnė BMW negu šio mūsų Sanariaus mašina. Toj nudažys sidabrinė spalva, kad atitiktų kuo labiau mūsų farų siužetą. Važiuosim kažką prisidirbti, kad mus gaudytų policija. Mėginsim paslėpti automobilį ir žiūrėsim, kaip rutulios situacija. O kadangi tai yra personažas laikinas su side story, sutariau, kad padovanosim šitą importinį automobilį tiem, kas žaidžia side story. Vienas iš jūsų rašykit komentarą, kažką gražaus parašykit apie side story ir tas importas keliaus jums. Kažkurio streamo metu, mano streamus rasite žinoma Kike, YouTube, tai galite žiūrėti streamus ir mes išrinksim vieną komentarą ir padovanosim, kai būsim side story. Dabar laukiam, kol perdažys ir važiuojam. Sveikas. Nu. Girdė, parduodi bimbalį savo. Ne. Gaila. Aš turiu ir draut kaip personažas. Nu, gal per baltą padariau. Nu, koks skirtumas? Nu. Jau gerai. Ek, na. Iškart kapotą atlinkim. Gal biš per baltą. Nu, bet, ei. Panašesnis. Tai, padovanosim jums šitą. Policijos komisariatas. Pravažiavau policiją, ką nenoriu pulti, aš kai jie baigs, yra kažkas susistabdė. Kai jie ten baigs tikrinimą, stabdymo, gal pravažiuosiu, užkabinsiu juos, kad jie pradėtų mane gaudyti. Tada planas į kokį nors kiemą, pastatyti mašiną, išlipti ir eiti kaip niekur. O? O, prabrėžiau mašiną ir jie nereaguoja. O kur jūsų roleplayus, gerbimieji? Nu tai stabdykit! Ačiū su sirenom. Reikia apsimesti, kad esi girdi. O, sirenos! Reikia važiuoti kaip išgerusiam. Reikia bent biškį atsiplėšti. Ui. Tai aš sakysiu, aš nevairavau, aš einu. Žiūrėk, aš iš kampo. Aš iš kampo eisiu. Ką nahui? Rankas keliamas. Taigi čia sako. Ai. Rankas keliamas tik tais. Taigi. Pasikeliam rankas. Keliamas. Kas padariau? Pala. Keliamas. Pasikeliam rankas. Keliamas. Pala. Aš nieko nepadariau. Rankas. Jeigu lipsi mašiną, iš karto žinot. Tai tu turi teisę. Laikinu rankas. Ai. Va dabar jau man išlaužiai Tai ko čia sąnarius. beitinai mus? Ko tu čia mus beitinai, girdi? Ką dariau? Kodėl tu čia mus provokavai? Ne, dar neužverčiau. Atleisk tos naručnikus, užveržiai. Neužverčiau. Lengvai pridėti tiesiog, kad nepabėgtumėt. Nu. Tai kodėl čia mus provokavot? Kas? Kodėl bėgot? Nepaglusot su Aš pareigūnu? čia įėjau. Aš čia įėjau. Tai automobilis ne jūsų? Ne. Tikrai. A tu mane pagavai, matei, kad aš vairavau. Nu, mes matėm, kaip pagašau. Pasakykit savo vardą pavardę. Nu, ar tau reik, iš kur? Ko aš Vardą pavardę, padariau? prašau pasakykit. Prisikabinu prie manęs. Aš jūs įspėju, nes aš dabar nusikis paprašiau, trečią kartą aš jų pareikalausiu. Jeigu nebus vardo pavardės, nebešnekėsiu, atėsiu į nuo vardą važiuosime, žinoti. O tu turi teisę. Taip, mes turim teisę. Nes gaudėm automobilį, matėm, kaip asmuo iškrido per priekinį langą ir dingo. Vaikeli. Ką? 21 suktinė bardačiuoti. 21 galima. Kokie valstybiniai numeriai? 21 galima. Sanarys. S-A-N-A-R-I-S. Nu ir iš kur? Kolega, nežinau, kad su tai suktinukėm. 21.
Patikrinu Dombazėje galima. Dombazėje valstybinį transporto priemonės numerį, matau, kad savininkas yra sanarys naručnikas. Ar tai jūs? Nu, ne. Tai ne jūsų automobilis. Jo, ne. Vogtas? Nu, ir aš turiu raktelius. Patikrink kolegą per piršto antspaudą, jo vardą, pavardę Dombazį. Gerai. Tu teisės neturi, aš juk nevairavau. Negalim to patvirtinti. Paimu asmens. Tai ar tu matei, kad aš vairavau? Ne, mes matėm, kaip asmuo įskrido iš transporto priemonės ir jūs tuo pačiu metu čia atsiradot. Kaltinsi mane, mes eisim per teismus. Jūs esate nekaltinimas, jūs esate įtariamas. Nu, tai yra skirtingi dalykai. Ir mes dabar bandom įsitikinti, ar mūsų įtarimai yra teisingi. Gerai, paimu asmens pirštą, nusifekuoju, pridedu prie piršto antspaudo skaitytuvo, kokį vardą pavardę matyčiau. O tamsta neišgėręs būsit? Sanarys. Lemba kvapelis, neblogas. Okei, matau, kad vardas pavardė būtų sanarys naručnikas. Patikrink, kolega. Tu teisė turi mane tikrinti. Ką aš padariau? Jūs atsiradote įvykio vietoje. Nu. Kas yra įvykio vietoje, mes pilną teisę turime pilnai patikrinti. Nu, bet... Tegul tikrint sistemą. Nu, matau, kad automobilis jam priklauso. Tai bėgote? Ne. Jo, bėgo. Bet ar tu matei, kad aš... Toj galim patikrinti automobilio vaizdo kameros ir galim įsitikinti. Vėl viskas panašiai gaunas. Nu tikrink, ar aš įrodžiau. Gerai, to jie nupatikrinti. O ką tu radai mano ten? Aš turiu į ginklų, į peilių. O legalus, turit licenciją? Turiu aš peilius, ginklų. Aš jums rankas paimsiu, nusivesiu į savo automobilį dar. Kolega, o kaip su suktinukėm konfiskuoti? Taigi galima turėti biškį. Tai biškį ne 21. Nu 21 galima. Gramų. 21 galima. Gerai, patikrinau kameras, tai mačiau, kad jūs per priekinį langą įskridote įkirtę į šitą bordiūrą. Su savimi turite 300 000 grinųjų pinigų, o tu... 4 įsilaužimo įrankius ir 99 suktines. Galima tiek. O ginklą, o radai ginklą ir peilių turiu. Konfiskuoju suktines ir įsilaužimo įrankius. Ar radai ginklų peilių? Neturiu tu jų. Subiniai. Ir aš darau dar transporto priemonę, užsagų saugos diržašims. Tu mano mašinos nekonfiskuosi. Aš neturi teisę. Blet, uždarė. Eina nafik. Aš galvau, čia bus tiesiog situacija, bet jinai dar gavus visai klaus vėl. Aišku, aš nežinau, žinai, ką pareigūnai sakys, va čia biški kitoks siužetas, suktinės dar kažkas. Faktas, kad jos bus šiek tiek adaptuotos. Nepamirškit pasispausti laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą, jeigu patinka tokie siužetai. Pakomentuoti, jeigu norint gauti dovanų tą BMW ir žaidžiate Side Story, naudokit kodą Side Story, svarbiausia, ir gausit iki 30% nuolaidos ir kažkam padaunosim tą BMW, nes manau jį to. Nu kur tu? Kur veži mane? Ar aš ką... Nepasikalbėsim. Eisim per teismus. Man čia buvo. Kur mašina? Atvažiavęs pravo. Konfiskavo mano mašiną. Parai epizode situacija čia užsibaigė. Nuvilko tralą, surašė nuobaudą, išsivežė komisariatą ir mums toliau neberodė. Mes dabar pamatysim mano improvizacinį, kaip mums seksis su to personažu toliau vartytis. Jis neturi teisės manis taip vežti. Ar turite nusiskundimą? Turi naručnikai užtraukti ir stipriai. Atleisk tu man juos. Gerai, atidarau dureles, atsegu diržą. Nu, naručnikus dar atleisk. Jo, biškai, paimu rakte. Ateik čia. Geriau dabar? Oi, jau dabar geriau. Gerai, antrankį irgi taip pat padarau. Geriau jaučiatės? Jo, dabar yra. Gerai, einam pareigūninam. Tai kam tu tempi mane? Netempia šios gražiai lydžių. Normaliai aš galiu eiti. Jokios prievartos. Blėd. Na, ko taip pat negražiai kalbat? Mes su jums gražiai. Nu tai kad tu tempi mane, teisės neturi. Užakink. Tu matei, kad aš vairuoju.
Mašina, Taip, nematėjai. vaizdo kameros fiksavo, kad jūs vairavot. Kameras. Ai, blėt. Taigi aš Vilniui išgėriau, biški. Ir vairavot. Tai reikėjo Vilniui takas įkviesti. Ką vairavau? Vaizdo kameros užfiksavo, kaip jūs per baltą automobilį BMW išskridot po priekinį langą. Šito nebuvo Ir farati, bet... atsidūrėte prieš... Aš gatvėje jau. Nuima šimantrankius. O, blėt. Kolega pamiršo blaivumą pažiūrėti. Graž. Kiek ten buvo, nebeatsimenu dabar, nes aš vakar įrašinėjau. 279 ir po to 2. Gerai, aš įsitraukiu alkotesterį iš savo kišenės. Išlapu jums tubelę naują. Įstatai alkotesterį aš jums įjungiu ir duodu pūsti iš mano rankų. Pūskite lygiai 3 sekundės, kol nustos pikals pipsės. Pūskite. Pip, gerai, kiek parodo? Pip. Ką mes čia matom? Tai ką čia rodo? 279. Tai čia bus sunkus girtumo laipsnis, ponas. Nu, tai ką, aš negaliu išgerti. Nu, negalima už vairą. Ar aš, nevairavau, aš eisim per teismus čia, man atrodo. Ai, netgi taip sakot? Nu, tu baudi, mane nematei net. Nufilmavo, jisai registravo. Nu, gerai. Nu tai ką, viskas, mūsų Sanarys Naručnikas sės į kalėjimą ir prisidirbo. Gaus baudos. Gerbėmieji, nežinau. Sakyčiau, vėl pavyko situacija. Antras vakaras iš eilės. Kas esat kontribinę, užmirškit, jau galite matyti papildomus epizodus. Antrąją dalį Vyginto epizodo ir, žinoma, pačią pirmąją pilotinę seriją, kuri viešai neišeis. Tai jeigu prisijungsit prie Contribui arba Coffee, šitos video jau rasit. Ir kiekvieną savaitę planuoju padaryti po vieną papildomą tik Farai Reloaded reakcijos epizodą skirtą Contribui ir Coffee. Tai nuspręskit. O šiandien ačiū visiems, kad žiūrėjot, spaudžiam laikus, subscribe'us, varpelius, bet ne varpas ir susitiksim ant kito epizodo kitą trečiadienį 19:30.